Kadangi aš bėgau nuo karjeros, tai aš neturėjau jokio plano. Apie kokias mes čia investicijas? Po kelius šimtus eurų? Ne, buvo didesnės sumos. Aš visada turiu labai aiškę viziją. Jeigu aš kažko imuosi, tai noriu turėti labai aišku tikslą, link ko einu. Tvarkingas turinys, visomis prasmėmis, tvarkinga svetainė. Ir tik tai tada jau galima pirkti reklamą ir save kažkur rodyti plačiau. Ar buvo tokių momentų, kai norėjote susikrauti lagaminus ir grįžti į Lietuvą? Jeigu nedirbi saloje, ar ne, nedirbi čia, neturi kontrakto, tai net ir išsinuomoti ne visada gali. Stengiasi pasakyti tai, ko nori ispanų kalba, jiems tikrai šiek tiek gali užsidėti pliusų. Labai didelę biudžeto dalį suvalgo nekilnojamo turto nuoma arba pirkimas, automobilio pirkimas arba nuoma. Tai buvo mums šiek tiek turbūt iššūkis, ko mes neįvertinom. Bet jaučiate, kad jūs truputėlį pietiečiai pasidarot, atvažiuojat, pas mus niekas nesišypso, visi susiraukia vaikšto. Jaučiame iš visko, kas yra Lietuvoje labai gerai ir ko mes labai ilgimės. Tele2 5G namams. Tai kaip krauna? Greičiau iš visos spindulius lekia, 5G greičiu viską į planšetę kelia. Namie su Tele2, tai lengva ir gera, mitai su skolinimu visiškai dera. Kad namai būtų tvarkingi, namie nebūt nereikia. Susirga valas, kalbė ten, kur 5G. Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visaip labiau. Tele2 5G namų internetas pirmus metus net 50% pigiau, o 5G modemas tik 5 eurai mėnesiui. Sveiki, čia laida Mama dirba savo ir šiandien mes sveikinamės iš saulėtos Tenerifės. Šiandien kalbinsiu kelionių su vaikais ekspertę, tinklaraščių kelionės su vaikais autorė, įkūrėja Jolita Krickė. Sveiki. Sveiki. Tenerifėje gyvenate jau skaičiuojat 5 metus. Beveik 5 metus, taip. Kas jūs čia atvijo, kodėl nusprendėt čia atvažiuoti? Geras oras, saulė. O šiaip tai bėgau nuo karjeros, tai tiesiog norėjosi kažkur tai pagyventi kitur. Labai mylim Lietuvą, labai patinka būti Lietuvoje, patinka gyventi tenai, bet turbūt išsivežus iš Tenerifės į Lietuvą orą visai galima būtų Lietuvoje toliau gyventi. Tai labai norėjom pabandyti gyvenimą ten, kur yra visus metus šilta. Suprantam, mes čia atostogaujam 2 savaitę ir tikrai nenorim grįžti į Lietuvą, kur dabar yra -15, -6 laipsniai. Sakote, dar bėgote ir nuo karjeros. Taip. Bet karjera tai jūsų visai neprasta, aš kaip pažiūrėjau, Benedikto turgui vadovavote. Taip. Ir kitas vadovavimas pareigas užėmė, tai atrodo, karjera puikiai buvo Lietuvoje. Karjera buvo puikiai, viskas buvo puiku, esu labai dėkinga žmonėm, kurie manim pasitikėjo, nes ne kiekvienas nori, kad jo verslams vadovautų moteris, tai viskas to buvo labai gerai. Bet aš dirbau 13 metų su tais pačiais akcininkais, vykdžiau įvairius projektus ir jie labai skiriasi. Tai tiesiog atėjo tas laikas, kai norėjosi skirti laiko savo šeimai, vaikams ir tiesiog priėmėm tokį sprendimą. Bet iki to sprendimo vis tiek turėt prieiti. Kraustomės į Ispaniją, į Tenerifę kraustomės, kur gyvensim, ką veiksim. Taip, prie to reikėjo prieiti. Neslėpsiu, kad beveik visos atostogos gimus vaikams vyko Kanarų salose, skirtingose salose. Turėjom minti būtent apie Kanarų salas, mes apskritai labai šeimoje mėgstame keliauti po salas. Ta prasme, tiek Graikijos, tiek Kipras, tiek Kanarų salas. Tai kažkaip iškart nusistovėjo, kad bus Kanarų salas. Kai sūnui jaunesniam buvo 5 mėnesiai, mes atvažiavome čia, gyvenome daugiau nei mėnesį.
Nežinau, kodėl tada nesugalvojom daryti tokio pasirinkimo, bet matyt viskam savas laikas, tai tiesiog atvykome mėnesiui, o po to savo auginome idėją ilgai, kad kažkada dar grįšime. Dabar daugelis lietuvių tokį turi planą. Turėti namus Tenerife, ne tik atostogauti. Ir daug lietuvių tikrai perka čia turtą ir populiarėja vis labiau čia gyventi. Ką reikia, kokius namų darbus atlikti? Nes tikriausiai iki tol, kol atsikraustėt, turėjot susižiūrėti ir kur gyvensit, išsirinkti, ar nuomositės, ar pirksite, dirbti reikia, už kažką gyventi. Tai daug namų darbų reikia padaryti, dar priklauso nuo to, ko apskritai važiuoji, kodėl važiuoji. Ne? Tai čia labai daug niuansų, kaip važiuoji, kokia šeimos sudėtis, vaikai mažesni, didesni, jiems čia reikės eiti į mokyklą, ar nereikės į mokyklą eiti, ar važiuoja dviese. Tai čia tų niuansų yra labai daug, bet, sakyčiau, niekada nereikėtų nusipiešti kažkokią tai paveikslo, kad čia viskas labai gerai ir viskas labai idealu, tai be to, kad čia yra labai gražu ir geras oras, yra ir kitų niuansų, kuriuos reikia visą laiką apgalvoti, ypač jeigu vyksti su vaikais. Tai netgi žiemojimas su vaikais yra tam tikri iššūkiai, ar ne? Tu turi susidėlioti planą, ką vaikai veiks, kur mokysis, ką veiks po pamokų, kaip pats galėsi dirbti nuotoliniu būdu, ar ieškosi darbo čia, tas pats nekilnojamas turtas, ar tu jį nuomosies, ar tu jį pirksi, kuriam laikui. Tai ar mes ten tuos namų darbus labai pasidarėm, tai turbūt sakyčiau ne. Dalį taip, bet tikrai atvažiavę daug ką pamatėm kitomis akimis ir turbūt aš visiems labai pabrėžiu, kad pirmiausia atvažiuokite, pabūkite. Pabūkite mėnesį, pabūkite 2, pakeiskite gyvenamas vietas. Prisijaukinkite vietą, kurioje galbūt norėtumėt išsinuomoti, galbūt norėtumėt nusipirkti nekilnojamą turtą. Nes jeigu vieniems patinka viena salos dalis, kitiems patinka kitoje salos dalyje. Tai mano turbūt didžiausia rekomendacija yra pabandyti pabūti, pagyventi ir išbandyti skirtingas vietas. O kaip yra su darbais? Jeigu čia kraustaisi gyventi, žiemoti, tai turi turėti nuotolinį darbą. Ar tu ten iš Lietuvos, ar iš kažkur tai dirbi, bet dirbi nuotoliu, gyveni čia? Galima dirbti ir čia, bet tam būtina yra kalba. Labai nedaug darbų bus tokių, kur nereikės ispanų kalbos. Tai galima dirbti ir čia, bet jeigu yra galimybė atvažiuoti su nuotoliniu darbu, tai yra aišku saugiau. Kaip jūs atvažiavote? Ar jūs turėjote nuotolinį darbą, ar jūs... Kadangi aš bėgau nuo karjeros, tai aš neturėjau jokio plano. Turėjau planą pabėgti ir turėjau planą kažkurį laiką nedirbti. Skirtą laiką šeimai, vaikams. O taip, antroji pusė šeimoje turėjo nuotolinį darbą ir galėjo įdirbti nuotolį. Čia atvažiavote 19 metai, tinklaraštį pradėjote 21? 22 metų turbūt, taip sakyčiau, taip, 21 pabaigoje. Kaip kilo tokia idėja, kad štai turėsiu tinklaraštį, dabar patarinėsiu šeimoms su vaikais, kaip keliauti? Kai pradėjau čia gyventi, bet kuriuo atveju sulaukdavau daug klausimų, daug žinučių, asmeniškai žmonės susirasdavo. O buvau toks žmogus, kur negailėdavau informacijos, visą laiką pasidalindavau, visą laiką nukreipdavau, ypatingai jeigu net ir nebūtinai kur nueiti, ką pamatyti, bet ir atsitikus nelaimiai, kur kreiptis, vaikas susirgo, aukšta temperatūra ir taip toliau. Ir pastebėjau, kad tai iš manęs atima nemažai laiko, tas asmeninis bendravimas. O mano partnerė, su kuria mes ir įkūrėme kelionę su vaikais, gyveno ir žiemojo tuo metu Tailande. Tai labai gerai mūsų susigrojo, kaip sakant, situacija, kad būtent to jinai patarinėjo, ką veikti Tailande, ką ten pamatyti, kaip gyventi su vaiku, vežtis pampersų ar nesivežti ir visus kitus klausimus. Taip gimė idėja viską susisteminti, viską sudėti į vieną tinklalapį. Pirmiausia, aišku, atsirado socialiniai tinklai, nes jie greičiau atsiranda.
lengviau. Tada bet kuriuo atveju norėjom sukurti savo svetainę, kurioje būtų nuolatos visa informacija, kur būtų viskas labai patogu. Taip ir gimė Kelionė su vaikais. Bet čia jau reikėjo ir šiek tiek investicijų puslapį sukurti. Na, Taip. Socialiniai tinklai, tai taip susikūrė puslapį nemokamai, ten dalini patarimus, tada puslapį internete jau reikia kažkiek investuoti, sukurti, kad jį prižiūrėtų dar. Taip. Tai investicijos vis tiek reikalingos pačioje pradžioje ir mūsų su Agne buvo labai aiškus matymas dėl ateities. Mes matėm, kad galim daug padaryti ir daug parašyti ir tą išplėsti ir užauginti. Tai mes iš karto steigėme savo įmonę bendrą, nes mes esam dviese, tai galbūt kai kažką darai vienas, tai paprasčiau pasižiūri, bet kai mes esam dviese, mes iš karto įsteigėme įmonę, užregistravom prekės ženklą, ar ne, tai ta prasme, tai tos pirmos investicijos, taip jos buvo reikalingos, bet jos buvo mūsų abiejų partnerių ir jos nebuvo labai didelės, ar ne, ir tiesiog šiek tiek jau pasiauginę savo prekės ženklą socialiniuose tinkluose ir kažkiek gaudami pajamų tenai, jau mes tada galėjom pasidaryti savo internetinę svetainę, kuriai šiek tiek reikėjo investicijų. Tai apie kokias mes čia investicijas? Po kelius šimtus eurų? Ne, buvo didesnės sumos. Taip pat mes gavom galimybę dalyvauti su Kelionė su vaikais akceleratoriuje Kauno mieste, Kauno rūmuose. Mes laimėjom konkursą, kas mums šiek tiek padėjo su puslapio kūrimu, ar ne? Tai nebuvo tai po kelius šimtus, tai ta prasme, po didesnę sumą, bet tai vis tiek, jeigu startui, internetiniam puslapiui susikurti, prekės ženklų užsiregistruoti, vėlgi dėka mano mentorės, kuri labai daug žino ir padeda startuoliams Lietuvoje, tai mes netgi prekės ženklo registravimą galėjom dalinai finansuotis iš ES paramos. Nes jauniems verslams, mažiems verslams, naujai besikrančiams verslams Lietuvoje yra labai daug priemonių. Tai mamos, kurios mus žiūri ir irgi kažkokią tai Taip. nori savo puslapį kurti, kur patarimus dalinti. Tai Taip. yra pagalbos. ES fondai, kaip sakote. Taip, prekės ženklų yra labai nemaža dalį, kurią galima gauti, ta prasme, registracijai. Tuomet yra visokios priemonės, kur galima dalyvauti. Pati šiuo metu esu ir mentorė Erasmus programoje, kai jaunasis verslininkas gali atvykti su verslo idėja čia, pavyzdžiui, ir išmokti tam tikrų dalykų ir pasidaryti savo verslo startą, neinvestuodamas, tarkim, tam tikriems mokymams ir taip toliau, o kartu prisidėdamas, pavyzdžiui, prie Kelionės su vaikais veiklos, išmokti tam tikrus dalykus ir pritaikyti savo versle. Tai tų priemonių yra labai daug, tik tai taip, juos reikia žinoti. Tai reikia domėtis. Kaip sakote, Kaune. Nes taip. Dažniausiai viskas sukasi, nežinau, aš gal pati iš Vilnius, man atrodo, apie Vilnių sukasi. Visose miestuose, bet šiaip daugiau visą laiką orientuojasi ir ES įvairios priemonės į mažesnius miestus, ar ne? Bet tai nėra kaip taisyklė, ar ne, ta prasme, ar tai, kad ten Kaunas ar Vilnius, bet įvairių yra priemonių, kuriomis galima naudotis ir vilnietiškoms įmonėms, ir iš Kauno, ir Klaipėdos, ir Šiaulių, ir taip toliau. Bet jūs su Agne jau turėjot tą tokią viziją, iš Tailandų dalina patarimus, jūs iš Tenerifės dalinat patarimus. Darykim puslapį. Taip. Patarimai šeimoms, su vaikais, kaip keliauti, nes keliauti su vaikais yra žymiai sudėtingiau negu porai ar vienam. Ir jūs turėjote jau viziją, kad iš to uždirbsit, nes nemokamai nedirbsi. Aš kaip visada sakau, aš visada turiu labai aiškią viziją. Jeigu aš kažko imuosi, tai noriu turėti labai aišku tikslą, link ko einu. Tai aš niekada nei aplinkai, nei savo nesakiau, kad tai čia tik tai hobis. Ne? Hobis gali būti tada, jeigu jisai tau nekainuoja, bet jeigu jau tu įdėjai kažkokias investicijas, ar ne, investavai, nekalbu apie savo laiką, kuris galbūt irgi kainuoja, bet tarkim, mano situacijoje tas laikas galbūt nekainavo, nes aš tuo metu tiesiog nedirbau ir leidau savo to nedaryti, bet jeigu jau
dedi investicijas, susidedi, kad ir ten po tuos 500 ar ten po 1000 eurų, ar ne, tai taip tu visada galvoji, o kas iš to, kas bus po to, ar ne, kokia tavo vizija. Tai aš ją visada turiu, aš esu strategija, aš daug verslų atidariau Lietuvoje didesnių, tai taip, aš visada ateinu į tam tikrą kelią ir tam tikrą veiklą su savo matymu, o kas bus po to. Puslapis 21-22 puslapis paleistas buvo tik tai 22 metų pabaigoje. Tai reiškia, ta prasme, dabar mes jį turime metai su trupučiu. Kada jau jį monetizavote? Ar iš pradžių socialiniai tinklai monetizavosi, ar puslapis jau monetizavosi, ar dar ne? Puslapį monetizavom turbūt iš karto, nes tam pasidarėm pagrindą socialiniuose tinkluose. Jau pasidarėm pagrindą santykių su tam tikrais partneriais, ar ne? O puslapį paleidus mes jį monetizavom labai greitai. Jeigu paklaustumėte, o ką patarčiau, kaip jį greitai monetizuoti, tai turbūt pagrindinis dalykas yra, kad jisai turi būti matomas, jisai turi būti randamas. Ir kadangi, kai aš išėjau iš visų karjerų, aš labai norėjau kažko naujo išmokti. Tai nuėjau į Women Go Tech, ar ne, mokymus. Ten praėjau, nežinau, ar ten labai didelė ta atranka ar ne, bet aš ją praėjau, praklausiau viso kursą, gavau sertifikatą. Šiek tiek pajaučiau, kad ta sritis internetinių puslapių kūrimo ir viskas, kas susijęs su internetu, yra mano, bet jinai visada buvo šiek tiek mano, nes aš informatikos mokiausi S lygių, tada, nežinau, mano laikais buvo tokie ten žemesnis, aukštesnis lygis, tai ten buvo pats aukščiausias lygis. Tai informatika buvo mano viena iš mėgiamiausių pamokų, ten aš dalyvaudavau įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Tai tiesiog pajaučiau, kad tai yra man. O su galimybė būtent įrankių akceleratoriaus mes gavom galimybę ir pasimokyti, ar ne? Tai aš išėjau mokytis SEO. O SEO yra toks keiksmažodis, kurio visi labai bijo, bet tai arba tau patinka, arba ne. O žmogiškai paaiškinkit, kas yra SEO. Tai yra raktažodžiai, tai yra taip, kad tave rastų Google paieška, ar ne? Tai yra tavo svetainės matomumas, kai žmogus kažko ieško. Ir jūs rasti pavyko puikiai. Aš atsimenu, pernai mes važiuojame į Tenerifę, mums reikia patarimų ir visus patarimus randam kelionę su vaikais, nes meta pačiose pirmose pozicijose visko, kur mums pirkti vaisius, kur pirkti mėsą, kur važiuoti, kiek kas kainuoja. Viską radom jūsų puslapį, aš taip jūs ir atradau pernai. Taip. Aš šiemet kalbinu. Tai SEO. SEO. Tai yra SEO, tai yra mano darbas, mano laikas, mano hobis tuo metu buvo, ar ne? Bet čia toks privalomas dalykas. Aišku, jūs pati išmanote ir mokate, bet galima galbūt pasimti, kas išmano tai. Pasisamdyti, taip, nusipirkti tokią paslaugą, kad būtų matomas. Taip. Nes daugelio kūrėjų Lietuvoje, gal ir kitur problema yra ta, kad yra fantastiškų ekspertų, fantastiškų puslapių, bet niekas apie juos nežino. Taip. Tai buvo mano turbūt tas vadinamas strateginis požiūris ir plus labai struktūruotas techninis požiūris į visus darbus, kuriuos aš darau. Nesvarbu, kokioje srityje aš bedaryčiau, ar aš atidaryčiau Švyturio areną Klaipėdoje, ar aš atidaryčiau Benedikto turgų Vilniuje, ar aš daryčiau kelionę su vaikais, ar ne, kaip, tarkim, projekto didumu, nedidelį projektą, bet vis tiek tas struktūruotas požiūris ir struktūruotas priėmimas yra būtinas. Ir aš visada, net ir tuos žmonės, kurie atvažiuoja pas mane mokytis, aš visą laiką sakau, pirmiausia, jūs turite susitvarkyti viską, kad būtų organiškai labai gerai, tvarkingas turinys, visomis prasmėmis tvarkinga svetainė. Ir tik tai tada jau galima pirkti reklamą ir save kažkur rodyti plačiau, nes jeigu tu
netvarkingoje svetainėje pirksi, pavyzdžiui, Google Ads ar ne reklamą, tai greičiausia tol, kol mokėsi, būsi matomas, kai jau nebemokėsi, nebūsi matomas. Tai, ką jūs radote ir ką jūs matote ir mūsų daugeliu temų, ne tik tai apie Tenerife, ar ne, ir apie Lietuvoje lankomus objektus su vaikais ir Tailande ir bet kur, ar ne, daugumą rasite 5 pirmose pozicijose, tai nėra mokama reklama. Tai yra SEO darbas. SEO darbas, ar be Google Ads pirkot, nežinau, Facebook'e, Instagram'e reklamą? Google Ads dar taip ir nepirkome. Dar mes vis gyvenam organikoje ir šiemet turime naują proveržį, naują tikslą, ta prasme, būtent jau įgalinti pinigus internetiniai svetainiai, tai visą tą, ką mes dabar pasiekėm darbu. Ar ne, darbų ir laiku. Facebook'e taip, lygiai taip pat, susitvarkius tvarkingai pačią paskyrą, patį puslapį, mes labiau vertinam puslapius negu kad grupės, ar ne uždaras, nes uždaros grupės turi labai daug apribojimų. Tai tvarkingai susitvarkius turinį, vizualą ir visus kitus dalykus, taip, tada jau galima pirkti reklamą. Ir taip mes Facebook'e turime ta prasme, biudžeto, kurį mes skiriame tam tikriems savo postams, tam tikram savo turiniui reklamai. Taip. Tai jūs monetizavote jau ir puslapį, ir socialiniai tinklai. Ar galite pasakyti, kiek iš to uždirbate? Ar galite su Agne kartu pragyventi iš to? Taip pasakysiu, kad po praeitų metų mes jau galėjome savo išsimokėti tam tikrą dalį, ar ne, pinigėlių. Tai nėra turbūt ta suma, kurios užtektų pragyvenimui, jeigu mes gyventumėm be antrųjų pusių, ar ne, tai, bet jau tai yra, tarkim, tas ženklas, kad turbūt šiais metais mes galėtumėm pasiekti ir dar didesnės sumas. Kaip jūs su Agne skirstotės darbais? Tai turbūt pas mus labai natūraliai. Tai išeina, Agnė labiau yra kūrybininkė, labiau vizualikė, tai jinai labiau su socialiniais tinklais dirba, su reelsų kūrimu, su video medžiagos kūrimu. Kadangi aš esu labiau strategė ir labiau techninis žmogus, tai be abejonės aš kaip visada visur apsiemu vadovauti viskam ir visi įmonės reikalai, finansų valdymas, strategija veiklos, pardavimų strategija ir ta vadinama juodoji techninė pusė atitenka jau man. Bet kuriant bet kokį verslą, reikia tokių 2 ar daugiau žmonių, kurie būtų priešingų dalykų. Vienas kūrybininkas, o kitas paskaičiuoja, sudaro strategiją, nes kaip būna susirinka 2 vienas kitam savo faini kūrybininkai, tai jų niekas nemato paskui. Taip, dėl to, kad vis tiek reikia kažkur tai strategijos ir kažkur tai to griežtumo ir rėmų ir plano to. Ta prasme, tau patinka, nepatinka, bet vis tiek yra, kaip aš sakau, yra tokių darbų, kurių negali niekaip pastumti, nes jie yra reikalingi, ypač jeigu tai yra įmonė, jeigu atsiranda finansai, visi mokesčiai ir taip toliau, ar ne? Tai aš sakyčiau taip, mums pasisekė su Agne todėl, kad mes esame ir labai vienodai matančios savo ateitį, bet ir labai skirtingai galinčios uždengti skirtingas sritis, ar ne? Bet jeigu patarimas būtų tam, kuris nori vienas verslą daryti, ar ne, ta prasme, aš nesu vienas, aš esu komandos žmogus. Aš nepaisant to, kad mano karjeroje, turbūt aš jau nuo 25 metų esu visą laiką vadovė, nors niekada ją nenorėjau būti, bet visą laiką kažkodėl tai ją tapdavau. Tai ta prasme, tas visas matymas, tas visas strateginis dalykas, jisai bet kuriuo atveju man yra labai artimas, ar ne? Tai jisai būtinas, bet jeigu tu nori daryti vienas ir nenori daryti, nenori dalintis, nenori arba net nematai galimybės, ar ne, tai visada reikia tada pasidaryti savo planą, o kokių darbų tu negalėsi daryti pats ir kokiems darbams tau reikės pagalbos, tiesiog iš šono, ar ne. Jeigu man dabar reikėtų daryti rašyti postus, daryti socialinius tinklus, aš turbūt galėčiau padaryti, bet ar ta prasme aš spėčiau, turbūt ne, ar ne? Tai ir greičiausia ne, nes neįmanoma visko spėti vienam. Tai tiesiog reikia savo atsakyti, tai kur aš esu, kas man labiausia patinka ir kur man reikia pagalbos, ją nusipirkti ar nežinau, kitais būdais pritraukti. Todėl turbūt mūsų su Agnės tas bendras projektas, jis labai greitai
įgavo tą apčiuopiamą, ar ne, formą, dėl to, kad mes labai aiškiai matėm, ta prasme, savo tikslus ir matėm, kur mes esam stiprios. Ir tikrai nepameluosiu, kad į tam tikrus dalykus Agnės darbuose aš net ir nelabai lendu ir nelabai noriu. Jinai lygiai taip pat manim turi pasitikėti, ar ne, ir pasitiki. Ir tikrai, jeigu aš ten sakau, kad aš šiandien man yra finansų diena ir aš turiu visas sąskaitas sužiūrėti, ten viską sudaryti ir nusiųsti buhalterijai, tai jinai net nenorėtų turbūt to daryti, nes tiesiog mes esame skirtingi žmonės. Tai labai verta nusipirkti paslaugų, nes jeigu esi kūrėjas, kažką kuri, nuo Excelio alergija bloga darosi, tai geriau tas paslaugas nusipirkti, kad verslas greičiau įsivažiuotų. Pagrindinė taisyklė turbūt versle ir visame kame, kur aš laikausi, tai reikia mokėti dalintis. Tai aš netgi, kai mes jau nusprendėm savo viduje su Agne, kad mes perkame tam tikram turiniui skleisti reklamą, tarkim Facebook ar ne, tai aš lygiai tą patį tai vadinu ir mes tą naudojam žodį, mes dalinamės. Ar ne? Tu turi dalintis tam, kad tau būtų graža. Jeigu nesidalinsi ir viskas galvosi, kad viską aš galiu pats arba tai yra viskas mano, tai tada neturėsi proveržį. Tai yra pagrindinė taisyklė išmokti dalintis. Tai nesvarbu kaip, ar ne? Ar nusiperkant reklamą, nes galbūt tu pats negali, ta prasme, pasiekti kažkokios auditorijos, ar nusiperkant buhalterinės paslaugas, nes kartais aš paskaitau grupėse įvairiose, kur moteris savo verslus daro ir sako, tai kas galėtų mane pamokyti, nes čia ta mažoji bendryja, nieko čia sudėtingo. Ir aš galvoju, ta prasme, jeigu tu esi dar ir PVM mokesčio mokėtojas, visos ataskaitos, deklaracijos, ir jeigu tu nori iš tikrųjų viską daryti teisingai, taip, kad tu nepažeistum ar neįstatymų, tai ta prasme, tai nesimk to, nes galbūt tu kitoje vietoje, pardavimuose ar kažkokio turinio sukūrime, tu padarysi daug daugiau, vietoj to, kad tu prasidėsi prie tų deklaracijų, kur, tarkim, tau nei labai įdomu, nei tu labai ir supranti, ką tu ten darai. Tai vienareikšmiškai reikia mokėti dalintis ir nebijoti samdyti, nebijoti įsileisti. Taip startuoliai ir auga. Ir dažnai startuolis atsiranda nuo kažkokios idėjos, bet startuolis užauga tada, kai ateina investuotojas, bet investuotojas ateina su pasiūlymu, pavyzdžiui, nupirkti 50%. Ir tada tu turi savo pasakyti, kad dabar aš nebebūsiu viso to verslo savininkas, bet ką aš gausiu su to, kokią galimybę aš gausiu, kaip aš galėsiu užaugti, ar ne? Tai dalintis. Kaip pasiskaičiuoti tada, kiek verta dalintis? Nes labai dažnai daro kažkokį tai projektą žmonės, mamos daro projektą, bet bijo dėti ten pinigų, bijo pirkti daugiau paslaugų, daugiau investuoti, o jeigu neatsipirks, o jeigu nepavyks. Ar yra, nežinau, Excelį tam pačiam kažkaip pasiskaičiuoti, kiek čia tas mano projektas gali paeiti? Tokio turbūt tiesaus atsakymo negali būti. Visą laiką reikia skaičiuoti ir planuoti, tai ir turėti savo strategiją. Bet, aš nežinau, kiek esu gyvenime mačiusi, kiek esu ir tų pačių startuolių, tarkim, pasižiūrime prisistatymus, tenka ir nuvažiuoti ir į kažkokias parodas, konferencijas, tai visada startuoliai proveržį pasiekia tada, kai nebijo dalintis, kai nebijo įsileisti, kai nebijo pasikviesti galbūt kažkokios srity labai stiprų partnerį į savo projektą, ar ne? Ir tada įvyksta lūžis. Nes visada galima būti vienoje vietoje ir tenkintis tuo, ką tu gauni, lygiai taip pat. Bet jeigu tu nori proveržio, tai tada, sakyčiau, ta prasme, skaičiuoti reikia, bet tada tai nėra labai sudėtinga. Tiesiog paimi ir skaičiuoji, kiek tu gali gauti pajamų, kokios tavo yra išlaidos, ar ne, ir matyti, kas iš to ir ką tu dabar iš tos dalies gali atiduoti kažkam, o galbūt pasikviesti kažką į partnerystę ir užauginti tą verslą greičiau, negu kad pats užaugintum dar. Kaip jūs įsivaizdavot, iš ko ateis tos pajamos, ar nežinau, pareklamuosit kažkokią vietą, kažkokį viešbutį, kažkokį restoraną ir gausite nuo to procentą, ar tiesiog įsidėsite jų reklamą? Kaip galvojate? Mes labai aiškiai turėjom viziją, kad dirbsime business to business, ar ne, tai reiškia parduodama reklama verslui, bet kad parduoti reklamą verslui, vadinasi, tu turi suteikti jam, sukurti kažkokią vertę jam, ar ne? Tai
tos vertės sukūrimas ir yra pagrindinis tavo tikslas. Ką tu gali pasakyti ir kaip tu gali parduoti save, savo paslaugą kitam verslui, sakydamas, kad jam bus nauda. Tai vat tai, ką aš dabar galiu pasakyti, kad mus randa pirmose 5 vietose, mus skaito, ar ne, ir mes pasiekėm didelius žmonių skaičius, ar ne, ir kaip ir dabar mes čia padarėm tokią savo 23 metų apžvalgą, kad pas mūsų svetainę aplankė 800 000, ta prasme, lankytojų, ar ne, tai buvo 800 000 vizitų per metus, tai mums yra daug. Galvojant apie tai, kad mes esame mažas verslas, kad mes neinvestuojam labai daug į, tarkim, tą patį Google Ads reklamą ar panašiai, arba, tarkim, kad mes Facebook'o savo paskyrose pasiekėm 2 milijonus, ar ne? Tai, ta prasme, tai tokią vertę, kai susikuri ir sukuri tą vertę tam, kuris iš tavęs perka paslaugą, tada tu gali sakyti, kad aš ateinu su savo paslauga, ar ne? Tai mes metus šiuos pradėjom lygiai sausio 2 dieną, kai tikrai gavom ne vieną užklausimą, o kaip pas jūs atsirasti. Tai reiškia, kad mes padarėm kažką gerai 23 metais. 800 000, 2 milijonai, 800 000 lankytojų pas jūs buvo, ar ne? 800 000 vizitų per metus, taip, į svetainę. Tai čia daug. Čia daug labai, nes lietuvių nėra daug, o jūs tik lietuviškai rašote. Taip, kol kas lietuviškai. Turite įkainius, iš karto nusimatė, verslas ateina ir sako, noriu atsidurti jūsų puslapį. Turime įkainius, jeigu tai yra standartiškai, tarkim, tam tikrose pozicijose nori atsirasti. Turime ir nestandartinių susitarimų ir kas labai džiugina, kad turime partnerius, su kuriais jau pradėsime 3 metus kartu. Tai pradėjome socialiniuose tinkluose, praeitais metais pilnai dirbom ir socialiniuose tinkluose, ir svetainėje, ir šiemet turime tokius partnerius, kurie jau 24 metų metinius susitarimus jau pasirašė. Ar galite pasakyti, kiek kainuoja pakliūti pas jūs į puslapį? Turbūt tokios vienos kainos nėra, labai priklauso pozicijos. Tai kiekviena pozicija yra atskira kaina, ar ne? Tai jeigu norim patekti tik tai su kažkokioj vienoj pozicijoje, ar ne, trumpai pristatant objektą, ar ne, tai gali kainuoti ir 80 eurų, ar ne, plus pridėtinės vertės mokestis, kurį reikia visą laiką priminti, o gali būti ir daug daugiau, priklausomai nuo apimčių. Kadangi mes esame pakankamai stiprus internetinėse, būtent internetinė svetainė, ar ne, tai kuo toliau, tuo daugiau žmonės nori straipsnio, apžvalgos, pristatomojo, tai vėlgi tai yra atskiri įkainiai, dėl to, kad tada jau mums reikia ir žurnalistą įtraukti į tokį darbą, mums SEO atlikti analizę ir visi kiti techniniai dalykai, plus, ta prasme, tada mes, aišku, ir socialiniuose tinkluose ir taip toliau. Tai kaina nuo iki gali būti labai skirtinga. Ar jūs dabar užsiimate šiuo puslapį, ar turite dar Tenerifėje kažkokių tai veiklų, ar tai jūsų visa darbo diena yra? Pagrindinė darbo diena taip susijusi yra su kelionė su vaikais. Dar turime lietuvių bendruomenę, ar ne, Casa Lituana, tai aš esu irgi valdyboje, nesu pati aktyviausia narė dėl savo kitų darbų, bet mano tam tikras rašomas turinys puikiai tinka ir Casa Lituana, ar ne, puslapyje. Dar esu mentorė Erasmus programoje. Dauguma Erasmus įsivaizduoja, kad atvyksta studentas, ar ne, moksleivis, studentas, tai ne, tai yra Erasmus programa skirta jaunam, prasidedančiam, ar ne, besivystančiam naujai verslui, kuris gali atvykti pas labiau patyrusi verslininką, ar ne, čia taip verslininką labai rimtai skamba, bet pas labiau patyrusi naujo kažko išmokti, įgauti proveržį, gauti idėjų, pasimokyti. Tai va čia tokie mainai yra naudingi, jeigu turi tik tai ant popieriaus kol kas dar verslo planą, arba jau esi pradėjęs veiklą, bet nematai, ką dabar su ta veikla toliau galima būtų naudingo nuveikti. Tik dabar, kai žiūri ir nori atvažiuoti į Tenerifę, pasimokyti, tarkim, iš jūsų pasimokyti, kaip kurti verslą, ko reikia, ar užtenka individualią veiklą turėti, verslo liudijimą, ką reikia turėti? Netgi nereikia būti verslininku, užtenka turėti idėją, turėti verslo planą, kuris yra vienas iš reikalavimų dalyvauti programoje, ar ne?
Mūsų tam pačiam puslapį Kelionės su vaikais yra visas straipsnis apie tai, kaip galima tapti, kur reikia kreiptis. Visada galima į mane kreiptis, aš galiu nukreipti, kaip tapti tuo jaunuoju verslininku, ar ne, kuris nori dalyvauti mainuose. Tai nereikia būti jau kažkokį turėti verslą. Galima turėti verslą iki 3 metų, ar ne? Tai reiškia, kad negali būti jau labai rimtas verslininkas. Negali rimtas verslininkas važiuoti pas verslininką mokytis. Bet tai gali būti visiškai popierinė idėja, kur arba tiesiog kaip dabar, tarkim, labai įprasta ir aš pati turėjau tokių atvykstančiųjų, ar ne, kai yra vaiko priežiūros atostogose. Galbūt jau nebenori grįžti į darbą, bet dar nežino, ką daryti, ar ne? Tai mes pasikalbame, su visais pasikalbi prieš tai, ar ne, su kandidatais. Ką jisai norėtų išmokti, ką aš galiu duoti, ką jisai gali duoti, ar ne? Čia tokie mainai, tokie abipusiai turi būti, ar ne? Ir tada, jeigu žmogus sako, taip, aš noriu kažkada daryti savo internetinį verslą, pavyzdžiui, išmokti SEO, ar ne, išmokti socialinių tinklų valdymo gudrybių ir taip toliau. Ir taip aš norėčiau ir galėčiau atvykti, ar ne? Tai aš turėjau netgi mamą su 2 vaikučiais atvykusią čia ir besimokančią ir SEO, ir internetinio verslo gudrybių, ir dar plus besidžiaugiančią šilumą. Ir ta programa apmoka atvykimą, apgyvendinimą, gyvenimo išlaidas? Ta programa turi tam tikrą nustatytą labai skirtingą pagal šalį, į kurią vyksta, ar ne, atvykstantysis. Nes aš kaip mentorius, man nėra mokamas joks atlyginimas, aš galiu priimti vieną po kitą, vienu metu aš negaliu turėti kelių, ar ne, tų besimokančių, ar ten atvykstančių, bet vieną po kito aš galiu nuolatos. Toje programoje žmogus, kuris jau atvyksta, ar ne, gali dalyvauti vieną kartą. Tai dėl to yra pakankamai atsakingas momentas pasirinkti, kur noriu nuvykti, ką noriu išmokti, pas ką noriu, pas kokį, nes tai yra labai didelė duombazė mentorių. Italijai, Vokietijai, Ispanijai pasirinkimas labai didelis. Ir taip pagal šalį, į kurią vyksti, yra skiriama vadinama kompensacijos suma, kuri arba pilnai, arba galbūt dalinai padengia tavo gyvenimo išlaidas. Kodėl jūs sudomino būti mentorė? Mėgstate mokyti, patinka padėti, nes jeigu iš to neuždirbate, kažkokį kitokį malonumą turite jausti? Pirmiausia, tai turbūt turiu labai gerą pavyzdį savo mentorę, ar ne, kuri lydim tiek mūsų verslą, tiek mane kaip žmogų. Tai esu labai jai dėkinga ir turbūt žiūrėdama į žmogų, kuris dalinasi viskuo ir randa laiko savo užimtam grafike, ne tik skirti laiką man, bet ir dar daugeliui startuolių, naujų verslų, kuriais tiki ir taip toliau. Tai čia toks įkvėpimas, ar ne, kad faina turbūt tas vadinamas karmos taškai, ar ne už tai, kad tu darai gerai ir fainiai kitam. Kitas dalykas tai yra galimybė, ta mainų Erasmus mainų programa yra galimybė proveržį gauti ir pačiam mano verslui, ar ne? Tarkim, atvykstantysis jisai ne tik mokosi, jisai turi turėti galimybę praktiškai išbandyti tai, ką jisai mokosi. Tai reiškia, kad jisai gali praktiškai prisidėti prie tavo verslo kažkurios nedidelės dalelės, ar ne, kur jam, tarkim, yra įdomu. Galbūt jam yra įdomu socialiniai tinklai, jis gali apsiimti administruoti socialinius tinklus, ar ne. Tai gaunasi, kad tiesiog tu suteiki terpę žmogui praktikai, o su ta praktikai gauni tam tikrą vertę, kurią sukuria tas žmogus. Kokiu turit su Agne ambicijų? Dėl šito kūriamo puslapio Kelionės su vaikais. Norit iš to kažkada pilnai gyventi, uždirbti iš to? Turbūt, kad taip, nes abidvi nesiblaškom, nors turim tikrai pakankamai nemažai pasiūlymų įvairių, tai ir jie yra skirtingi ir mus pastebi, tarkim, mano atveju aš turiu įvairiausių tų pačių noriu, kad aš pakonsultuočiau ir tuo, ką aš veikiau, tuo, ką aš gyvenau ir ką aš veikiau prieš tai, ar ne. Tai lygiai taip pat, ką aš dabar veikiu, yra ne vienas, kuris norėtų šitoje saloje, kad aš pasimčiau administruoti ir daryti SEO ir valdyti puslapį.
Bet mes nesiblaškom, ar ne, nes atkirpdamas gabalėlį nuo savęs, atiduodamas kitam, jau galbūt save gali nuskriausti. Tai greičiausia, kad taip, tas nesiblaškimas ir tas matymas ateities yra labai aiški vizija, kad tai bus mūsų pragyvenimo šaltinis. Esate užsiemusi tikrai ir Lietuvių bendruomenės namai, ir puslapis, ir Erasmus programa. Kaip skirstotės šeimoje tiek buitį, tiek vaikų priežiūrą, nes vis tiek reikalinga jums pagalba, kitaip jūs nespėtumėt tiek darbų nuveikti dar. Aš niekada neauginau vaikų viena, aš visą laiką auginau juos kartu su vaikų tėčiu. Tai nėra kažkoks labai didelė diskusija šeimoje, ar ne? Ta prasme, kad visada viską daro mama. Taip yra tam tikrų dalykų, kur daro tik mama, bet vyras labai daug padeda su vaikų priežiūra, su laiku prie pamokų, su laisvalaikiu, ar ne, ypač tuo aktyviuoju laisvalaikiu. Tai man suteikia galimybę tada atsisėsti ramiuose namuose prie kompiuterio ir pasibaigti kažkokį projektą, kažkokį turinio vienetą, kurį aš dabar sugalvojau čia ir dabar padaryti. Tai kažkokių didelių planavimų pas mus nėra, daugiau yra natūraliai, bet čia yra jau nuo pat gimimo vaikų. Tai čia atrodo labai svarbus komponentas, kiek kalbinu mamų, kurios daro verslą, tai jeigu neturi arba gero vyro, su kurio daliniesi viską per pusę, arba auklės, arba namų tvarkytos, tai nieko papildomų ir nenuveiksi matyti. Turbūt, kad taip, kai turėjau karjerą Lietuvoje, kai užėmiau vadovaujančias pareigas, kai tai tikrai atima labai daug laiko, tai tikrai neslėpsiu. Turėjau ir auklę, mano vaikai yra pametinukai, tai dar labiau apsunkino, tarkim, tą patį paskirstimą dėmesio vaikams. Turėjau ir auklę, turėjau ir namų tvarkytoją, turėjau ir pagalbą iš senelių abiejų, ar ne, pusių, tai ta pagalba yra visada labai svarbi. Tada aš tiesiog sekiau karjeros ir dariau tokius darbus ir dirbau tokius darbus, kur be pagalbos niekaip nebūtų. Kai dabar dirbi savo, tai ar tai yra lengviau derinti, turbūt taip. Nes nėra atsakomybės, yra tik atsakomybė prieš save ir prieš savo partnerį, ne, bet nėra atsakomybės prieš, nežinau, darbuotojų kolektyvą, prieš akcininkus ar panašiai. Tai gal šiek tiek yra lengviau, bet kai tu darai savo, tai visą laiką labai nori, kad greičiau tas visas rezultatas ateitų, kurį tu esi nusimatęs. Tai neskiri mažiau laiko, nors aš neturiu dabar nei auklių, nei namų tvarkytojų, nei senelių neturime čionai. Tai šiek tiek sunkiau, bet ir vaikai šiek tiek jau paaugę didesni, tai lengviau ir dalintis su vyru. Ar buvo kokių sunkumų, nes dabar skamba viskas tikrai labai gražiai. Atvažiavo, čia įsikūrėte, čia šilta, faina, smagu, darote, ką norite, kas patinka, bet ar tame kelyje buvo kažkokių sunkių momentų? Tikrai nemeluosiu ir neslėpsiu, buvo. Ir mes dar vadinam šeimoje tai, kad sala vis tiek duoda priminti apie save, kad tu čia nesi savas, ar ne. Tai pirmiausia, tai žinoma, mokslai, ar ne, vaikų, kaip juos adaptuoti, kaip juos integruoti, ar ne, kaip viskas sudėlioti, kad jie suprastų, norėtų ir panašiai. Kitas iššūkis, kuris tikrai vienas yra iš tų namų darbų, ar ne, tai yra kur gyvensi ir kiek tu gali tam skirti, nes nekilnojamo turto tiek pirkimas, tiek nuoma saloje yra labai brangu. Jeigu mes parduotuvėje galime nusipirkti daug šviežio maisto, galbūt net ir pigiau, nes čia, tarkim, pridėtinės vertės mokestis yra mažesnis, ar ne? Galbūt ir kuro pigiau užsipilti, bet labai didelę biudžeto dalį suvalgo nekilnojamo turto nuoma arba pirkimas, automobilio pirkimas arba nuoma. Tai buvo mums šiek tiek turbūt iššūkis, ko mes neįvertinom, kur mes nepadarėm namų darbų, ar ne? Ir susidūrėm su to. Tai toks vienas iš tokių dilemų. Kitas dalykas, jeigu nedirbi saloje, ar ne, nedirbi čia, neturi kontrakto, tai net ir išsinuomoti ne visada gali, tai ką nori. Nes nebūtinai norės tau išnuomoti ispanas
nes jisai reikalaus kontrakto, nuolatinio kontrakto, pajamų čia kaip garantijos, o jeigu čia jų nėra, tai reiškia, net ne visada gali išsinuomoti tai, ką nori. Ar buvo tokių momentų, kai norėjote susikrauti lagaminus ir grįžti į Lietuvą? Turbūt didžiausias ir tas ryškiausias momentas tai buvo COVID'as, nes karantinas čia buvo sudėtingesnis negu kad Lietuvoje. Mes čia buvom tikrąja to žodžio prasme uždaryti tarp 4 sienų. Vaikai neturėjo teisės išeiti į lauką. Išeiti į lauką galėjo tik tai su šuniukais, tik tai tam tikrom valandom. Vaikai tokios teisės neturėjo, tik šuniukai. Galėjo išeiti į parduotuvę ir tie keli mėnesiai tarp 4 sienų pakankamai turbūt, kaip čia pasakyti, mes nusivylėme, ar ne, tam tikrą sistemą, mes suprantam, dėl ko tai buvo daroma. Vis dėlto tai ėjo iš visos Ispanijos ir kaip iš didelės šalies suvaldymo, ar ne, prizmės, bet Kanaruose čia nebuvo jokio sergamumo. Čia pakankamai mes buvom visi saugus ir mums buvo visiems labai pikta, kad mes esame uždaryti, kai mes tuo tarpu turime didžiausius paplūdimius, kur išėjus pasivaikščioti net nesutiksi gyvos dvasios, ar ne? Tai mes jau buvom taip įpykę ant tos salos, ant tos sistemos, labiau ne ant salos, ant tos sistemos, bet labai gerą sprendimą priėmėm, kad, na gerai, COVID'as parodė savo ragus, bet gerai nuprognozavom, kad turbūt vis dėlto Kanarų valdžia, nes čia yra vis dėlto Kanarai, ne Ispanija, iškovos tą savo išskirtinę teisę priimti turistus, šiek tiek labiau atsidaryti, nes, sakau, sergamumas čia buvo tikrai nedidelis, nebuvo tokio kažkokio baisaus sujudimo ir pagalvojom į priekį, kad greičiausiai Europoje vis dar kils ir Lietuvoje irgi bus apribojimai. Ir tada sala susigrąžino mus per tą laiką, kai lietuviai negalėjo keliauti tarp savivaldybių, kai buvo ribojimai, o čia mes galėjom eiti į restoranus, mėgautis šiluma, mėgautis saulę, mėgautis atvažiuojančiais svečiais, tai mes čia susitikom turbūt daugiau draugų, negu kad galėdavom skirti laiko Lietuvoje. Bet tai buvo tokia mintis, kad gal kraunamės lagaminus ir važiuojam į Lietuvą, ar taip, na, bent pasikalbėdavot namuose, kad gal taip daro? Tiesiog dėl tų sisteminių dalykų buvo toks sukilęs vidinis pyktis, ar ne, toks, sakyčiau, taip. Žmonės, kurie nori čia atvažiuoti ir gyventi, kad važiuoja čia kaip turistas, kaip mes leidžiame laiką dabar su šeima, žmonės labai šiltėja, labai gerai priema. Kaip yra, kai čia gyveni? Ar vis ta pati šiluma išlieka, jie tokie draugiški, šilti? Turbūt labai vėlgi priklauso, kur gyveni, kokioje aplinkoje gyveni, ar ne, kiek pats stengiasi integruotis tą patį kalbą, ar ne, ta prasme, kiek tu moki jos, kiek tu gali bendrauti su aplinka, nes labai nedidelis procentas, tikrai ten, kur mes gyvenam, kalba angliškai, net ir mokykloje mokytojai nekalba angliškai dauguma. Tai tada tiesiog turi prisitaikyti prie situacijos ir jeigu prisitaikai ir gali adaptuotis ir integruotis visomis prasmėmis, tai viskas yra gerai. Bet vis tiek jie yra ispanai, vienas dalykas, kitas dalykas kanariečiai, pakankamai uždari, nors tikrai priimantis labai didelį imigrantų srautą, ar ne? Čia tikrai gyvena labai daug ir italų, ir Latino Amerikos, ar ne, žmonių, tai jie pripratę yra prie to, bet vis tiek tai yra nedidelė sąlyginai sala, ar ne, ta prasme, tai yra jų teritorija, jų uždara teritorija ir jeigu jau žiūrint, tarkim, plačiau, kai jau nori kažką tai veikti, tarkim, su verslu, kažkokį verslą vystyti, čia tada jau jie tave gali pasižiūrėti kaip ir tam tikrą konkurentą. Tai jie į vietinę žiūrėtų daug šilčiau, daug atlaidžiau į tam tikrus dalykus, labiau priimtų, negu atvažiavęs lietuvis, norintis čia kurti verslą, nežinau, verslą lietuviai čia turi, kavinę turi, desertinę turi, tai jiems būtų jau daug sunkiau. Taip. Negu... Taip, dėl to, kad pirma, būtina kalba, visose institucijose niekas nekalba anglų kalba. Tai yra kalba, net ir tvarkantis dokumentus, elementarius dokumentus policijoje, tarkim, yra aiškiai pakabinti skelbimai, kad jeigu nemokate ispanų kalbos, atsiveskite vertėją. Patys atsiveskite vertėjų. Taip.
Taip, jie nesirūpina tuo. Tai tada jau visi tie biurokratiniai dalykai, leidimai ir visi kiti dalykai, tada jau gaunasi tau našta. Ir dažniausiai lietuvių verslai, kurie čia sėkmingai veikia ir atsidaro, vis tiek vienokiu ar kitokiu etapu turi kreiptis į vietinius konsultantus, kurie padeda visą tą įgyvendinti. Pagalbos reikia iš vietinių žmonių, kurie žino visą tą kultūrą, išmano viską. Kokius jūs matot kultūrinius skirtumus čia gyvendama? Ar kažkokius keistumus? Ar mus lietuvius čia kartais keistai žiūri? Gal į mūsų lietuvius keistai ir nežiūri, nėra čia mūsų labai daug, nors iš tikrųjų bendruomenė yra apie 1000 žmonių, taip jau nėra labai jinai maža, ar ne, ta prasme, salos mastais. Esame pakankamai ryškus, turime savo tradicijas, jų laikomės, renginius organizuojame ir panašiai, bet vis dėlto mentalitetas mūsų skiriasi, mūsų emocinis ar ne priėjimas prie vienokio ar kitokio klausimo yra skirtingas. Mes esam šaltesni žmonės, mes esam šiauriečiai, jie yra pietiečiai, šiltesni žmonės, jiems susitikus glėbesčiuotis, bučiuotis yra viskas labai ok. Gal Lietuvoje nėra taip priimtina, ar ne, vadinti, tarkim, jeigu nueini į turgų nusipirkti daržovių, pavadinti tave mi amor, mano meilė, yra labai normalu. Tai lietuvių vyrui galbūt kitą kartą gali pasirodyti keistai, kodėl čia mano ta žmona kreipiasi mano meilė, ar ne, ta prasme turguje, pavyzdžiui. Arba nuėjus į turgų nusipirkti kažką, tai jau tave pažįsta, tavo klauso, kaip tavo vaikai, kaip tavo vyras, tai žiūrėk, kur čia baidingus, tai galbūt išvažiavęs į Lietuvą. Ir ta prasme, tas, aišku, čia yra tas mažo miestuko, mažos bendruomenės sindromas, ar ne, bet tai yra jaučiama. Na, ta prasme, aš netgi sakyčiau, Vilniuje mes gyvenam vienoje vietoje, ar ne, tos pačios Rimi parduotuvės pardavėjus aptarnavimus, bet nei viena nepavadino širdele, meilę arba nepaklausė, kaip mano vaikams šiandien sekėsi mokykloje. Ar jūs perėmat tą? Ar jums patinka? Aš to pasiilgstu, kai išvažiuoju į Lietuvą, tikrai, to šiltumo, to tokio dėmesio, ar ne. Bet vėlgi, ar aš pati labai į tą santykį įpuolu, turbūt ne, bet tai, kad yra malonu, kad žmonės tave prisimena, kad žmonėms rūpi, kiek jiems rūpi, čia vėlgi galima diskutuoti, ar ne, bet kad jie tau parodo dėmesį, kad jie su tavim bendrauja, kad jie yra, ta prasme, šilti, tai vis tiek suteikia tau tam tikrą šypseną, ar ne, jeigu tau ryte kažkas tai pasisveikino mi amor, ar ten kažkokį gražų žodį pasakė, arba darė tau komplimentą, ar ne, tai jau kaip ir linksmiau visą tą dieną būti, ar ne, Lietuvoje, na, kai išvažiuoji kamščius, tai dažniausiai apsipypini, dar kaip nors ten apsirodai ir viskas to pasibaigia. Tai tada grįžti, atvažiuoji į darbą visas įsitempęs, visas nervingas, ar ne? O čia vat, važiuoji, linktelni ir tu sako, tai aišku, prašom, važiuokit. Ar jūs, kai atvažiavote, turėjote pradmenis ispanų kalbos, supratote ją, koks buvo jūsų šeimos lygis? Mes nekalbėjome ispaniškai, jos beveik nesupratome. Dar iki vaikų bandėme mokytis su vyru ispanų kalbos, bet mums nelabai pasisekė su mokytoju, kuris mano akimis neturėjo struktūros tiesiog ir neįtraukė, tai ten labai greitai pasibaigė mūsų tas mokymasis. Bet mes čia atvažiavę labai savo aiškiai pasakėm, kad norime mokintis ir tą A1 lygį, tos pradmenis pradėjo mokytis turbūt pirmo mėnesio pabaigoje. Ir savo užsibrėžėm tokias kaip taisyklės, pasirašėm, pasisakėm garsiai, ar ne, šeimoje, kad restorane, parduotuvėje, turguje, kur žmonės šilti, kur tu gauni tiesioginį kontaktą ir kur tu tikrai gali, kaip sakant, gauti tam tikrą patarimą, kaip pasakyti vieną ar kitą žodį, kalbėti ispaniškai. Vaikai tikriausiai labai greitai, vaikai visą laiką greitai išmoksta, lanko lietuvių mokyklą ir ispanų mokyklą. Vaikai lanko ispanų mokyklą, mokosi su ispanakalbiais. Kai manęs klausia, ar lengva vaikams, tai aš visada sakau, kuo mažesnis vaikas, tuo jam lengviau. Ar ne, integruotis ir įeiti į visą tą kalbą, įeiti į kultūrą. Koks yra skirtumas nuo lietuviško švietimo sistemos, kad čia vaikai pradeda mokyklą eiti 3 metų. Į mokyklą, ne į darželį? Taip, ne į darželį. Darželiai dauguma yra privatus. Tai tarkim, net mūsų mokykloje šiemet jau nuo 2 metų priėmė vaikučius.
nes tiesiog darželių nėra daug, jie yra privatus, nėra vietų. Tai jau buvo sudarytos net, jie aišku eina daug trumpesnį laiką, bet vis tiek jau eina net nuo 2 metų. O šiaip įprastai eina nuo 3 metų. Tai reiškia, į pirmą klasę atėję 6 metų, jie jau būna prasimokė 3 metus iki to, kaip pas mus pavadintum, parašomosiose klasėse. Tai pirmą klasę vaikai ateina skaitantis, rašantis sakiniais ir panašiai. Tai ir čia tokio kažkokio tai atskiro prieimo kitakalbėms vaikams nėra. Tai reiškia, jeigu tas vaikas gimęs ten kažkuriais tai metais ir pagal tuos metus jam priklauso į kažkurią klasę, tai jisai nebus leidžiamas, pavyzdžiui, metais ankstesnė klasė, eis kartu su visais savo metų vaikais. Tai reiškia, yra iššūkis, jeigu atvažiuojama su vyresniu vaiku, kad jisai tiesiog ateis į tą programą, kurioje yra jo bendramžiai čia, ispanakalbiai. Kaip ispanai priema užsieniečius mokykloje? Irgi anglų kalba nelabai kaip policijoje, ligoninėje ir kitoj? Nežinau kaip kitose mokyklose, bet mūsų patirtis, kad tik tai anglų mokytojas kalba angliškai. Ir tai dar ta anglų kalba čia nėra labai taisyklinga, ar ne? Tai taip, tai žinoma, čia labai vėlgi priklauso apskritai, kaip aš sakau, čia tokia yra taisyklė. Čia yra labai daug priklauso nuo santykio su žmogumi. Koks tas žmogus ir kokius jis atsineša su savim požiūrį ir koks jis yra. Tai jeigu, tarkim, mokytoja yra ta, kuri labai palaiko, kuri labai supranta, kuri yra labai empatiška, tai greičiausiai jinai labai ir padės tam vaikui, kaip begalės, kaip išgalės. O jeigu mokytoja yra labiau tokia, kad, na, tai yra ne mano problema, kad tas vaikas atėjo, o jūsų problema, ar ne, tai tada gali būti jau šiek tiek sudėtingiau, tada daugiau reikės įdėti darbo šeimoje, kad tas vaikas lengviau adaptuotus. Tai čia labai priklauso, su kokiu žmogum susitinki ir čia bet kur. Ar policijoje, ar medicinai, ar bet kur susitinki, ar savivaldybei tvarkant reikalus. Tai labai priklauso nuo to, kaip tu tam žmogui atrodai ir koks jisai tas žmogus yra, kaip jis tave priims. Ar padeda tas, bent jau bandymas kalbėti ispaniškai, kad aš bandau, stengiuosi? Padeda, nes jie labai vertina, tai jie vis dėlto yra didelė šalis, ar ne, jų kalba yra viena iš didžiausių pasaulyje, tai tas, kad tu stengiasi kalbėti ir stengiasi pasakyti tai, ko tu nori ispanų kalba, jiems tikrai šiek tiek gali užsidėti pliusų vadinamų, kad kažkur tai galėtum kažką gauti geriau ar daugiau ar greičiau. Tai norintis čia gyventi, turėtų tikrai pasiruošti ispanų kalbos bent pradmenis, mokytis, geriau tikriausiai turėti darbą kažkur tai ar užsienį, ar Lietuvoje, ar dirbti nuotoliu, nes ir be kalbos čia ir nepadirbsi. Ir mokykla, ir policija, ir ligoninė, visur reikės kalbos arba reikės vertėjo ir nebus viskas taip paprasta, kaip mums atrodo, kad atvažiavom čia pasišildyti dabar. Gera, šilta, daug vaisių, būtų smagu čia gyventi, bet atsiranda tada tos, kaip jūs sakote, kitos problemos, apie ką dažnai yra nepagalvojama. Nepagalvojama, pamirštama, tiesiog neaktualu, nes jeigu žmonės atvažiuoja čia su vaikais, tarkim, žiemoti, tai yra vienokios problemos ar ne, ir vienokie klausimai, nes galbūt tada ir mokykla yra, ir lietuvių mokykla, kas, tarkim, yra tikrai skirtinis dalykas, kad mes sąlyginai nedidelėje saloje turim lietuvišką mokyklą, ar ne. Tai galbūt eis į lietuvišką mokyklą ir nebereikės to spręsti tų tam tikrų problemų. Ir yra ir gyvenančių čia, kurie galbūt ir tą lietuvišką mokyklą, bet mes, tarkim, šeimoje priėmėm sprendimą, kad ispanų kalba yra tikrai vertė, kurią mes galim suteikti savo vaikams ir kurie išmoktų vieną iš didžiausių pasaulio kalbų. Ar jūs patys grįžę į Lietuvą jaučiate, kad jūs keičiatės, atvažiuojate į Lietuvą po 5 metų, gal kasmet jūs grįžinėjate, bet jaučiate, kad jūs truputėlį pietiečiai pasidarot, atvažiuojat, pas mus niekas nesišypso, visi susiraukia vaikšto? Jaučiame iš visko, jaučiame iš tempo, kuris yra, tarkim, mes vis tiek grįžtame į Vilnių, ar ne, tai grįžtame apie savo draugus vilniečius, kurie dirba, gyvena, veža vaikus 2 valandas į mokyklą, ar ne, tai darsime tas bėgimas, tas lėkimas, jisai, čia irgi jo yra, tu gali jį susikurti, tau priklauso nuo to, kiek tu veiklų apsimsi, ar ne, bet vis tiek
ta prasme, ilga diena, šiltas oras, ar ne, tu visada gali išeiti į lauką, visada gali išeiti sportuoti, kažką daryti visą laiką, nebūtinai užsidarius. Tarkim, Lietuvoje 3-4 valandą sutemus jau turbūt visos veiklos atsiranda tarp 4 sienų, ar ne? Tai šiek tiek čia lėtumas atsiranda. Tas lėtumas, jie ir patys yra labiau orientuoti į save, ne, į savo laiką savo, ne tik tai, kad darbui, ne tik tai, kad pabūti, vat, jeigu aš išėjau vakarienės, tai aš toj vakarienėgi pabūsiu normaliai, atsisėsiu, pabendrausiu 2-3 valandas, o ne ten atsisėsiu, greitai pavalgysiu ir išeisiu, ar ne? Tai taip, mes kai grįžtam, jau mums viskas ten yra per greitai. Ar ne? Ten yra per dideli kamščiai, per pikti vairuotojai, per daug pypina, per daug nepatenkinti visi, per daug to tokio, bet vėlgi tai yra labai daug lemiama ir fiziologiškai, tai yra mes Lietuvoje gauname mažiau saulės. Tai ir patys esame mažiau laimingi turbūt tuo klausimu, ar ne? Bet yra ir kitų niuansų, ar ne, kas yra Lietuvoje labai gerai ir ko mes labai ilgimės. To struktūros, kažkokios labai aiškių dalykų tose pačiose savivaldybėse, dokumentų tvarkymas ir taip toliau. Pas mus tikrai yra labai aukštas išvystytas lygis visko internetu, viską gali pasidaryti, viską užregistruoti, viskas labai sistemiška, nauja, tvarkinga, ar ne? Čia tuo tarpu to nėra. Tai taip, kaip aš sakau, vieni pliusai, vieni minusai ir skirtingose šalyse jie skirtingi. Kokie jūsų ateities planai? Ir planuojate likti saloje, likti čia ar neplanuojate? Neturime tokių tolimų planų. Tiesiog gyvename šią dieną, turbūt taip reikėtų ir gyventi, taip kaip gyvena ispanai. Gyvename šią dieną, kol kas, kaip mes sakom, mums čia patinka, o kur atsirasim po pusės metų, po metų ar kelių, nežinau. Ačiū už pokalbį. Ačiū.